Sveiki, mėlyjeji, šiandien pašnekėsime, kaip reikia patvirtinti savo ID SolidTrustPay kompanijoje. Taigi, į savo My Account skiltį, į Verify ir Upgrade Account. Apačioje jūs matote, jog jūsų duomenys yra jau įrašyti. Čia vardas, pavardė turėtų būti, jūsų elektroninis paštas ir jūsų telefonas. Spaudžiate mygtuką Verify Me Now ir sekančiam lange atsidariusiame jūs matote dabar tiesiog, kad reikia pasitikrinti, kokius dokumentus jūs norite pridėti, kad SolidTrustPay tiesiog patikrintų jūsų tapatybę. Tai vat, lietuviškose variantus yra 3 būdai, tai nusiskanuoti savo pasą, savo ID kortelę arba naudoti vairuotojo pažymėjimą. Tai vat, renkatės iš tų 3 variantų, kuris jums tinka. Antrame laukelėje matote, turi būti įrašyta jau jūsų vardas pavardė, jeigu sutampa viskas tvarkoj, ir įrašyta būna tiesiog jūsų SolidTrustPay ID numeris. Spaudžiate laukelį Start ID Verification. Tiesiog tikrinti jūsų tapatybės dokumentą. Sekančiame laukelėje, kuriame išmeta, jūs turite pasirinkti, kokį būdą renkatės failą iškelti. Yra 2 variantai. Pavyzdžiui, galite, jeigu naudojatės nešiojimo kompiuteriu, galite nufotografuoti savo ID kortelę arba ten pasą, ką jūs pasirinkote anksčiau, kokį dokumentą. Arba sekantis variantas, kurį mes ir dabar naudojame, tai tiesiog jau mes turime nuskanuotą mūsų ID kortelę ir ją išsisaugoja kompiuteryje, todėl naudojamės antrų variantų, upload a file of your ID. Tiesiog įkelsime failą iš kompiuterio. Todėl įspaudžiame tą mygtuką ir sekančiame lange dar patvirtiname, kokį dokumentą naudosime ir vėl spaudžiam Proceed mygtuką. Sekančiam lange spaudžiam Browse, tiesiog įkelsime failą. Failas turi būti gali būti viso 2 formatų, tik tai arba JPG arba PNG ir nedidesnis nei 5 MB. Sekančiam lange išsirenkame, kur tas failas yra ir spaudžiame mygtuką Open ir atsidariusiame lange tiesiog turi būti jau jūsų tas failas parodytas, kaip jis atrodo. Jeigu tas failas būtent, jeigu tas tinka, spaudžiate Confirm ir užsikrovus langui pasirodo tokia lentelė, kad jūsų ID buvo priimtas. Spaudžiate OK. Išmeta jums į naują langą, kuriame reikia vėl iš naujo prisijungti prie SolidTrustPay sistemos. Ir iš karto SolidTrustPay jums sveikina, jog jūsų prisijungimo skiltis yra jau patvirtinta. Akauntas yra patvirtintas ir dar pasitikrinus My Account skiltyje iš karto jums meta, kad jau esate standartai patvirtintas narys. Sekančiame mokinime mes tiesiog aptarsime, kaip užsisakyti SolidTrustPay kortelę. Taigi, sekite informaciją, o jeigu reikia kokios nors informacijos, tikrinkite žemiau esančias nuorodas po šito filmuku. Šiandien kartu tiek, sėkmės.